Sveiki, atvykę į naują video, šiandien mes žaidžiam farmingą kaip visą laiką. Ir tipo, kaip čia pasakęs, aš netyčia žaisdamas, bet nedarydamas video, panaikinau mūsų pasaulį, tai aš visi kurti naują. Ir viskas iš naujo, kaip visą laiką tą patį žemėlapį aš mėgstu. Kol čia man kauna. Aš jau žinai parduodu iš karto savo 2 traktorius, kad nusipirkti kažką geresnio. Tipo, žinot. Tai, nežinau, galvoju gyvūnų nusipirkti. Bet nežinau, čia yra šalia manęs, nes jeigu ne šalia manęs, tai aš tikrai nevažiuosiu 100 km, kad juos pamaitinti. Tai gal šalia manęs yra kokia vieta? Ne, ačiū, nereikia, ačiū, nereikia. Gerai. Mano mašinos, ne, tai aš parduodu amžinai ne John Deere, o šitos va 2, nes man jie nepatinka. Pirma, pažiūrėkime žemėlapį dėl gyvūnų. O, karvės. O, pažiūrėkime, ar įpirksiu karvės. Reikia pabandyti, juk visi nori karvių, jos mielos, didelės. Nežinau, ar normalų pelną neša, jeigu ne, tai parduodu iš karto visas. Žinau, gana žiauroka, bet man reikia pinigų. Nu, aš dar nežinau, ar pirksiu bent. Jeigu neįpirku, tai negerai. Bet pirmą turiu pažiūrėti pirmą čia. Headerį čia. Aš žiūriu tokį vieną dalyką. Ką jisai čia da? Biškai eismą ne tuo keliu važiuoju, bet nu nieko tokio. Žaidimą šitą. O kur čia nusipirkimo vieta? O, čia. Pažiūrėkime, ką mes čia turim gero. O, aš įperku. O, čia gerai, kad įperku, yes. Jei nusipirksiu. O, jau oficialiai nusipirkom. Užaugusios tai jo brangiai. Nu, verta šitos labiau pirkti, bet... Jo. Ne, gal pirksiu... No. Šitas va jos pigios. Va 10 jau. Nu, išleidau taip daug pinigų, bet nu tai... Girdžiu karves. Sėdami savo traktorių pažiūrim. Bičiuliai, mano svajonė išsipildės. Karvės! Labas! Svielas karvės. Ir jos dar juda, ne taip kaip vištos. O jums čia ne per mažas aptvaras, nes aš nežinau. Labą. Kiuta retų. Kur tu čia vaikštai? Įdomu, ar jos deda pieną. Nes jeigu taip, tai uždirbsi pinigų, jeigu ne, tai neuždirbsi. O ką tu čia viena aptvarė sėdi? Kas yra?
Jonas bijo. Eik, karvytė. Oi, biški. O, šiaip yra aparatas. What the hell? Kam jis skirtas čia? Alio, eik, karve. Eik. Į lauką pasibūk su draugėm. Ką čia tamsoj sėdi? Eik. Nu, netrukdysiu karvėm ilsėtis. Baigti iš čia mūt. Vertė, vis tiek verta buvo. Mu. Noriu padaryti tokį trendą, kurį jums žinai daro, kad kombainas važiuoja ir nuima laukus, o tu važiuoji su priekaba ir jisai pila, kai tu važiuoji, tai aš noriu pavaldyti. Kaip lėtume futbolinį. Tam lūp. Tai vežu traktorių prie čia. Aš nežinau, ar darbuotojai, nes eisi padaryti, kad darbuotojas laimėtų laukus. Tai nori pavyks. Grįšiu į settingus, turiu biškį pasimažinti realistiškumą, nes pradeda laginti. Ne. Visi žinau, ką jis rašo, bet... Į turiu klausimą, ar darbuotojai gali prijungti? Rimta, Supratau, darbuotojai nesugeba prisikabinti headerio. Kaip sakant, galbūt tas. Nagi, varyk. Kodėl tu negali pasisuk normaliai? Norėčiau nusipirkti geresnį kombainą, bet naujas kombainas kokius 300 naujausius. Ten šalia kainuoja kokius 300. Nusuk tu! Maldauju, kvailas kombainas. Aš nuvažiavau jau į vidurį lauko. Okay. Veikia. Žinau, kad kvaila taip apsisukinėti, bet neturėjau pasirinkimą. Varyk tu lėtą mašiną. Aš jau net ne mašina, traktorius, bet... Nu, ir ne traktorius, bet... Nesvarbu. Reikia man pailsėti nuo šito. Ačiū Dievui, pagaliau prisikabinau po 10 metų. Darbuotojas. Pradėk. No. Ne taip padarysit, kad darbuotojas važiuotų, susinaikinsim visą lauką. Žinokit.
Jėzau, kokie lėti čia visi traktoriai. Kad nuvažiuoti iki kombaino reikia 10 valandų važiuoti. Važiuok tu lėtą mašiną. Nu, kokią mašiną, Herkau? Traktorių. Pareik čia. Gabiškai perėti. Važiuok! Kur tu nutiesi tą šlangą? Negi, matau, man šitas ilgas netaip sekasi. Nebandyk uždaryti šlangos. Jo, trenas tai šūva. Koks dar veidžiai peina? Varyk atgal! Aš nekenčiu traktorių. Nu, aš mėgstu traktorius, bet ką jie daro, nekenčiu. O, ne, čia negerai. O gal ir gerai. Viskas okei, sutvarkyta. Herkus biškį sulaužė kombainą, bet nieko tokio, išgyvensim. Šitas sendas kaip man sekėsi. Važiuok! Aš nežinau, ką reiškia trendas, bet ką žinau. Ir video mačiau, kaip čia padaro ir gražiausiai atrodo, kas man. Nežinau, kad aš šitą gyvenimą man čia nepavyks niekas. O! A ne. O! Gal ne. Sėklos. Fu, neskanios. Gal šitos bus skanios? Juokauju, ne neskanios. O gal pabandyti reikia? Ne, šitos dar neskanesnės. Vėl varau prie karvių. Ai, mačiau per YouTube, kad tipo labai gera pirkti va šitą fertilizerį, kažką padaro su tavo laukais. Šitą labai, va šitą va, kur įrodo už 39 000 labai gerai pagerina tavo yieldbaunas. Kultivatorių tipo labai gerai. Šitą va šitą va headerį labai gerą turėti. Tai, ja. Sakė, kad šitie dalykai labai padės jums, tipo, turėtų padėti. Aš galvoju, kad padėtų, bet nežinau kaip jūs. Padėti sutvarkyti jūsų laukus ir viską. Ir dar šitą dalyką rodė, kad nusiperki už milijardinę kainą. Ką jisai daro, tipo, jo, Lostrausse, jo, paverčia į, žinot, kur laukuose kartais matot tokius bales, žinot, kas angliškai? Nemanau, nes aš nežinau, kaip paaiškinti. Jeigu žiūri kokie ketvirtokai, trečiokai, tai jo, atsupras, o tie, kurie žino apie ūkį, o tie, kurie nežino, tai atsiprašau, vaikai, kurie nemoka anglų ir nežinot apie ūkį, nesuprasit. Geriau varu pažiūrėti vėl prie karvių. Karvės. 2 eurus dėl kuro. Kokį dar kuro? Ką? What? Aš noriu pirmą pažiūrėti, kaip jos čia maitinasi tos karvės.
Нормально. Молодец. Va, kaip aš galiu pamaitinti karves. Tiesiog įvažiuoju su priekaba. Su kažkokia... Nu vėl tu vis dar čia sėdi karvė. Man liūdna dėl tavęs, atsiprašant. Užsidarysiu ir šiąnakt čia pamiegosiu. O kaip uždaryt? Ai va. Ne. Būtų praradęs raktą. Nu karvė, eik. Man labai liūdna tave žiūrėti čia. Eik prie kompanijos, prisijung, pažaisk. Ai, platų suaugus, ai, netų 0 mėnesių, nu tai va. Tu čia metalą grauži? Pakomentuokit, ar karvės laižo metalą, nes aš žinokit nežinau. Nes aš iš tikrųjų tikrai nežinau, ar jas laižo metalą. Kad žodėdžia, tai jo, žinau. Bet kad laižo metalą, ar jį valgo, ar graužia, ką žinau, tai jie nežinau. Čia buvo šis lempos raudonas. Aš neužmigčiau tokioj vietoje, žinau. Karvės, eikit į vidų, lietus. Karvės neatskiria oro sąlygų, jūs negenų dydis kaip riešutą. Karvės, lauke griaustinis. Lyja. Prašau, įeikit į namą. Ar ką žinau. Ok, šiandien tuom ir užbaigsim. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Herkus ir viso gero.